užnorėk, kad jisai nesitvarkytų. Nu, negalime savęs užnorinti. Taip, mes norim, kad tau skuro nebūtų, pavyzdžiui, arba mes norim, kad jis susitvarkytų. Nu, tai vaikas lygiai taip pat, jeigu jis kažko nori, mes negalim iš šono panaikinti to norą arba pagimdyti norą. Ir čia, man atrodo, yra nesupratimas apie ribas apskritai, kad mes ribą įsivaizduojam, mes dedam kitam žmogui. Nu, va, taip, ateinam ir jam tą ribą uždedam ir dar saugom, kad jis jos laikytųsi. Tai tokią ribą iš tikrųjų galime tik labai mažam vaikučiui pritaikyti, nes mes jį paimam ant rankų ir nunešam kitur, arba duodam kažko, arba neduodam. Bet vyresniems vaikams ir santykiai su suaugusiais taip pat. Labai svarbu, kai mes sakom, kaip brėžti ribą brėžti pagal tai, kas priimtina man ir pasilikti ribos vykdymą ar kontrolę tik tai mano rankos. Tai su vyresniais vaikais ribas galima brėžti tik per abipusį